Vieną turim tokią egzotiką. Ir šita egzotika nesikalibruoja, atsijunginėja, viduj rasim daug vandens. Čia va surūdijęs kompasas stovi, čia plokštė ir po to pačioj čia GPS-as pastatytas. Tai reikia tikėtis, kad visa kita yra ok apart kompaso. Gyvelį, kuriam neveikia giroskopas ir jisai buvo pakeistas, tai įsijungiam ir siunčiam jį kalibruoti, prasitikrinsim kaip kas kur. Nusiuntus laivelį spaudžiam kalibraciją, tai yra B ir pakei. Laivelis sukasi į vieną pusę. Dabar sukasi kitą pusę. Kalibracija reiškia sutvarkyta, laivelis susikalibruoja. Galima grąžinti klientui. Ką, protestuojam dar GPS taškus. Tai laivelis, kaip matau, plaukia į GPS tašką. Asmeninė patirtis apie šitą pultelį. Labai nepatogus valdymas. Ypač tas visas išdėstymas ir kombinacijos nėra super aiškios. Laivelis atplaukia į tašką, siunčiam jį namo. Ką domina laivelių remontas, galit kreiptis, padėsiu, ko galėsiu, suremontuosim, patvarkysim, jeigu kas rimtesnis gedimas, turim kitą meistrą, kuris apsiims ir tai. Tai ką domina, kreipkitės.